Labas, Emilį. Labas, labas. Pagaliau pavyko, Jo, bet mes kažkaip vaizdą tavo nematom. turėtumėt matyti. Nu, o dabar ne. Nu ne, nesimato kažkodėl. Blemba. Nu, aš jungęs, aš save matau ir jūs ir save. Matai, ne? Tu? Jo. Nu, pas mane įjungta. Nu gerai, tada bandom. Jeigu ką bus be vaizdo su manim. Gerai, tai šiek tiek aš čia pristatysiu. Sveiki tada visi tinklinio mylėtojai. Šiandien startuoja jau antrasis laidos diagnozė tinklinio sezonas. Pirmajam sezone kalbinau nemažai dalyvių. Karolį Lonevskį, Gintarę Mackevičiūtę, Audrių Knašą, Urtę Neimantaitę, Arvydą Mišeikį, Rūtą Stanelytę. Šį kartą norėčiau pakalbinti ką tik prieš keletą savaičių Lietuvos vyrų tinklinio čempionate aukso medalį laimėjusi ir MVP titulą gavusi Gargždų Amber Volley komandos tinklininką Emilį Bartkų. Labas, Emilį, dar kartą. Labą dieną. Žodžiu, norėčiau pradėti nuo pat tavo pradžios gyvenimą, kaip sakant, ir kaip tavo gyvenime kažkada labai senai, nu gal ir ne taip senai atsirado iš vis sportas, truputėlį papasakok. Nu, čia toks sudėtingas klausimas, aš manau tiesiog, kad kelmėj gal nelabai ką ir būdavo veikti ir tiesiog, kad po pamokų eidavom į krepšinio aikštelės, į stadionus ir tiesiog sportuodavom ir gaudavos taip, kad gal ir į kažkokį būrelį nueidavai dar kažką, nu ir tai tiesiog sportuodavai ir tiek. Aha. O, sakykime, buvo be sporto kažkokių, ar muzika, ar dar kažkas, ar pirmas tavo būrelis buvo sportas? Ne, iškart prie sporto aš. Iškart prie sporto? Iškart jo į sportą. O, bet vis tiek tavo pirmas sportas buvo badmintonas. Jo. Vienas iš pirmų. Taip, o kas tave nuvedė į badmintoną? Draugai, brolis, mama, papasakok. Brolis pradėjo lankyti, aš tame dar buvau, man atrodo, 4 klasėje ar 3 klasėje, tai aš dar kaip ir tiesiog viską lankiau iš eilės ir į stalą tenisą eidavau ir į žolės riedulį, pamenu, netgi buvau nuėjęs. Tai viską lankiau, nu ir tada brolis jau buvo sportavęs ir kartu pasikvietė, tai ir nuėjau kartu. Mhm. Tai aišku, dabar visi žino tave kaip tinklininką, bet man pačiam truputį įdomu, kiek tu metų pralankei badmintoną ir kokie tavo pasiekimai buvo badmintone, kad žmonės žinotų. Nu, lankiau, man atrodo, kažkur 3-4 metus, tiek, kiek pamenu, tai, o pasiekimai tai nebuvo jie aukšti, bet Lietuvoje savo amžiaus grupėse tai būdavau arba prizininkų, arba čempionų, o dar jau buvom pradėję važiuoti ir į Baltijos visokius čempionatus, tai ir ten kartais pavykdavo užlipti ant pakilos, tai negaliu sakyti, kad buvo blogai, bet negaliu sakyti, kad ir gerai buvo, bet smagu buvo sportuoti badmintoną. Supratau, tai tada esminis klausimas, kodėl iš badmintono perėjai į tinklinį? Visą laiką sekiau brolio pėdom, tai manau, kad pamenu, brolis nustojo lankyti, aš dar metus pasportavau, kažkaip ta ugnelė blėso ir tiesiog nusprendžiau pakeisti sporto šaką. Niekas nestabdė, aišku, treneris labai nenorėjo, kad išeičiau, bet buvau gal užsispyręs, labai norėjau pakeisti kažką, gal sportą, nu, tiesiog ir taip paėmiau ir išėjau. Iš tikrųjų, gal dabar netgi ir gailiuos, kad palikau badmintoną. O, supratau, netgi po to, kur dabar esi šiai dienai tinklinį, taip mintyse yra tokių minčių, ne?
Nu, aš manau vis tiek, kai nuo pat mažens propaguoji tą sporto šaką, tu ją įvaldai ir tada jau, nu, neįsivaizduoju. Bet tokios mintis aplanko, kad galėjau gal nemesti ir lankyti toliau. Gerai, o tada ar prisimeni kažkokias pirmas treniruotės, kai perėjai iš badmintono į tinklinį, kaip pasikeitė tavo Aš, rutina, aš viskas? pradžiai perėjau į krepšinį. Taip. Tada lankiau krepšinį 2 metus gal. Ir tada po krepšinio treniruočių vis laik būdavo tinklinio treniruotės. Ir vat jūs vesdavo treniruotės jaunimui. 2001 metų, 2002 ten bendras būdavo. Nu, ir draugai lankė ten. Tai aš galvoju, reikėtų pasilikti. Ir kažkaip pasilikau su visam. Taip, truputėlį užeisiu už akių ir dabar ilgai šitam amžiui nenoriu užsilikti šitam pokalbį, bet dar truputėlį norėčiau, kad prisimintum 2002 gimimo metų Kelmės berniukų komandą ir kaip tapom ir čempionais, ir vicečempionais vienais metais. Kokie atsiminimai iš tų laikų, iš tos komandos? Ar vis dar bendrauji su kažkuo iš šitos komandos? Tai bendrauju su visais. Visi yra draugai, su vienais mažiau, su vienais daugiau, bet manau, su tais, kuriais mažiau bendrauju, tai irgi pilnai galėčiau parašyti, paskambinti, pasišnekėti ir tas ryšys yra. O atsiminimai tai, nu, patys šilčiausi vis tiek, nu, tai čia ta pirmoji tokia komanda, kažkokie, kaip pasakyti, paaugliai, virsmai, vat, visokie tokie, nu, įdomu buvo, smagu. O tu prisimeni, kai mes pirmais metais laimėjom sidabro medalius, man rodo, o antrais metais aukso, bet mes kai vykom į Vilnių į finalus, tada mes nebuvom favoritai laimėti tą aukso medalius, nes tada favoritai buvo Vilnius laimėti. Ir ten, jeigu neklystu, net Laurinas Galdikas žaidė už tą komandą. Gali būti, aš tai labai blankiai prisimenu tas varžybas, bet aš tik pamenu, kad buvom vicečempionai ir čempionai. Gerai, tai dar nepabėgant toli nuo šito mokyklinio amžiaus tinklinio, norėčiau, kad truputėlį prisimintum tas vasaras, kai tavo dienotvarkė atsirado pliažo tinklinis ir kai mes ten nemažai sportuodavom tiek Kelmėj, tiek Raseiniuose ir važinėdavom visokius turnyrus ir Lietuvos čempionatus ir kai tu žaidėjai su Benu Musneckiu ir su Eriku Makaru, šiek tiek prisimink, kokie atsiminimai iš tų laikų. Irgi patys šilčiausi, patys smagiausi, pamenu, kai jūs treneriai rengėt stovyklą Karpinėj, 2 savaitės, pamenu, irgi gyvenom geriausiam sąlygom, treniruotės, treniruoklių salė, viskas, nu, tai irgi smagu prisiminti, smagu, kad atsirado žmonių, kaip jūs treneri, kad užsiminėjot, kad vedė tuo sporto keliu ir aš manau daug davė ateičiai visi šitie dalykai. Tai labai smagu ir prisiminti ir tiek. Jo, tai dar žinai, tau teko ir atstovauti Lietuvą, aš neatsimenu, tik kokiam tiksliai čempionate pliažo tinklinio, kažkiek. U18. U18, tu žaidėjai su Eriku, taip? Jo, mes žaidėm Lietuvoje U18 finalą prieš Eriką ir Justiną Butautą. Taip. Ir su Benu Musneckiu mes nugalėjom juos ir kaip išsikovojom tą kelialapį atstovauti Lietuvą, bet tą mūsų komandą išardė ir tada mūsų jungė su Eriku Makaru. Taip, ir jūs ten ruošėtės, ar ne su šituo treneriu? Arnoldu. Kaip? Su Arnoldu Barasu. Su Arnoldu, ne, ir jūs važiavote į kokią šalį, aš dabar neatsimenu. Į Čekiją, ne, ir kaip jums ten sekės tada? Man atrodo, 9 vietą užėmė. O, tai visai neblogai. Nu, galėjo būti geriau.
O tai ko pritrūko, kad būtų geriau? Fizinio rengimo, aš taip įsivaizduoju, kaip dabar pristatai tik per fizinį rengimą. Nes jau paskutiniam dienom tiesiog eini žaisti varžybas ir jauti, kad jau nebepašoki, Tai va tas liūdniausia buvo. Supratau, gerai. Tada pailiui žengiant, aš taip užsirašiau čia ir noriu paklausti tavęs, kaip ir kitas tavo žingsnis tavo karjerai buvo patekimas į Kelmės vyrų tinklinio komandą. Papasakok, kaip tu patekai, kaip jauteis ten iš pradžių treniruotėse su vyresniais žaidėjais, kokie tavo jausmai iš tų laikų? Tai patys geriausi jausmai ir ko gero patys smagiausi, nes, pamenu, brolis jau priklausė Tovė komandai, tai ir vis atsivesdavo mane, aš jau buvau pradėjęs pas jūs lankyti tinklinį, atsivesdavo, tai aš ten padavimų padavinėdavau, dar kažką, būdavau prie komandos, ir atsiminimai patys geriausi būdavo labai smagu, kad bent ir padavimus leisdavo padavinėti, aš jausdavus prisidėjęs prie komandos, tada su Algimantu Petrovu labai daug dirbdavom, pamenu, kai komanda išvažiuodavo į išvykas, į dar kažką, tai tarkim šeštadienį, sekmadienį nevykdavo treniruotės, tai su Algimantu vis tiek dirbdavom papildomai rytinėse treniruotėse. Tai mano ir tu užbėgai įvykiams už akių, mano vienas klausimas buvo darbas su amžina atilsį išėjusiu treneriu Petrovu, kokie tavo atsiminimai, nes nežinau, turbūt nerasčiau nei vieną žmogaus, kuris treniravęsis pas Petrovą, kuris kažkokių blogų žodžių turėtų, vien geriausias, tai dar pabandyk plačiau papasakoti apie trenerį Algimantą. Nuostabus žmogus buvo, labai didelį indėlį įdėjęs, tai man būdavo keista, kad, tarkim, šeštadienis, sekmadienis atrodo laisvos dienos ir galėtų žmogus ilsėtis, daug dirbdavo ir, tarkim, susirinkdavo mes toj rytiniai treniruotėjai 3. Ir mes tas 1,5 valandą nuoširdžiai, jis ir pats prisijungdavo sportuoti. Tai būdavom 4, aš, pavyzdžiui, apšildavom porose su juo, tai porose apšilinėti su Algimantu Petrovu būdavo iššūkis jau ten. Aš prisimenu, iš mūsų laikų, kai sužinodavom, kad treneris kvies tave su jo porom mužinėtis, iš pradžių skeptiškai žiūrėdavom, bet reikėdavo mėnesio padirbti ir suprasdavai, kokią naudą atneždavo tas porose mužinėjim. Atrodo, dirbdavai, jau ant kojų nepastovi, treneriui nesakysi, kad jau viskas, ir jis jau ten, viskas, Emilija, jau atsisėsko, ten jau veidas tiek išraudonavęs, žodžiu, tai, patys geriausi atsiminimai. Manau, daugiausiai davė į dabar, į ateitį. Supratau. Gerai. Toliau ateina Emilio gyvenime 12 klasė. Žaidžia už Kelmės komandą Emilis. Ir ką tuo metu 12-okas Emilis galvoja, ką veiks baigęs mokyklą? Ar jis žinojo? Emilis galvoja, kad stos tiesiog į universitetą, studijuos inžineriją, kažkokią įgys specialybę, ko gero, kad tinklinio nebežais ir... O kodėl Emilis tada galvoja, kad nebežais tinklinio? Ar tu prisimeni? Taip tiesiog gal viskas taip susidėjo į vieną krūvą, kad Kelmė iškrito iš aukščiausios lygos, tada žaidėm pirmoji lygoj, susirinkdavom tik į varžybas, ir toks gal po truputį dingo tą meilę tinkliniui, tad važiuodavai tas varžybas, sužaisdavai ir tiek, ir tada įvyko įvykių visokių ir tada nusprendžiau, kad gal reikia bandyti toliau sportuoti. Gerai, dar neužbėk įvykiams už akių, o kodėl tu tada pasirinkai Vilniaus, tada turbūt vadinosi VGTU, dabar vadinasi Vilnius Tech universitetą, labiau dėl mokslo ir dėl patinkančios specialybės, ar dėl to, kad ir buvo tinklinio komanda stipri? Aš manau, turėjo įtakos, kad ten buvo tinklinio komanda, bet iš tikrųjų
kiek pamenu, kai aš pildžiau, kur stosiu, tai buvo tiesiog paskutinė naktis prieš užsidarimą, prieš deadline, tai tiesiog sužymėjau ne tai, kad beleka, bet patraukliausiai atrodančias kryptis ir tiek. Bet aš manau, turėjo irgi tai įtakos, nežinau, kad VGTU turi komandą. Tai, vat. Supratau. Gerai, tada einant toliau tavo gyvenimo etapu, kaip ir minėjai, kad ten kelmė iškrito ir planavai mesti tinklinį studijuodamas realiai praktiškai, ne? Nu, jo. Gerai, tai papasakok tą istoriją stebuklingą, kaip tu nemetei ir kokiais būdais tu atsiradai Gargždų Amber Volley komandai. Tai pirmam kursą dar sportavau už Kelmę, mes laimėjom tą pirmos lygos čempionatą, su manim susisiekė Tomas Staševičius, irgi iš Kelmės. Pasiūlė žaisti kartu paplūdimio tinklinį. Taip. Sutikau, pradėjome treniruotis ir pirmam Lietuvos etape tinklinio paplūdimio Rokišky, kai žaidėm. Dėl 3 vietos žaidėm su Rumševičium ir Vincelovičium. Ir mums juos pavyko nugalėti ir dėmesį atkreipė Salvijus, Gargždų Amber Volley komandos vadovas buvęs. Taip. Man tada parašė Tomas, sako, atsiųsk savo numerį, nori susisiekti su tavim Salvijus. Nu ir taip viskas ir gavos, tiesiog paskambinau. Žodžiu, jeigu ne Staševičiaus pasiūlymas, gali būti, kad tu ir taip ir būtum baigęs tą tinklinį. Nu, ko gero, kad tiesiog būčiau gal sportavęs ir bet kažkaip per daug nebūčiau skyręs tam tiek daug laiko. Gerai, o kaip galvoji, kodėl tada patikėjo tavim Gargždų komanda ir kai pamatė, kad jūs įveikė ten tą Rumševičius su Vincelovičiu, kodėl Salvijus nusprendė kreiptis ir pakviesti tave į Gargždų komandą? Nu, mes iš tiesų diskutavom tą temą su Salvijum, tai jis sakė, kad ir su Sergejum, aišku, treneriu, tai jie sakė, seniau jau mane stebėjo, kai aš žaisdavau, bet taip vis dar ir nepakviesdavo. Nu, manau, tas įvykis, kad nugalėjom Artūrą su Arnu, tai gal ir buvo tas jau ženklas Salvijui, kad jau reikėtų gal pakviesti. Kad gal, nu, aš taip manau. Tai supratau. Žinai, žiūrint iš šalies, nu, Amber komanda atrodo kaip tokia didelė šeima, bent jau iš socialinių tinklų, nes viduje aš nebuvęs, negaliu pasakyti. Tai aš noriu paklausti, ką reiškia būti Amber komandos šeimos dalimi? Kaip tu jauties šitoj komandai? Nu, būti Amber komandai. Iš tikrųjų sunku pertikti tą visą Amber family, tą principą, bet nu ten iš tikrųjų ten yra labai visi šiltai ir artimai bendraujam. Labai, tarkim, netgi ir pirmam sezone labai buvo didelis skirtumai, kontrastai ties lyginant su Kelme. Taip. Tai papasakok, nebijok, plačiau viską, įdomu. Kontrastai tiesiog būdavo Kelmė, tarkim, ten viskas būdavo liuks. Su Kelme irgi lygiai. Kelme, tarkim, lyginant Kelme ir Gargždus tuo ryšiu, tai lygiai tas pats. Visi ten tiek Kelmiai susilipdė, tiek Gargžduose susilipdė. Bet Kelmiai būdavo toks, kad bijai daryti klaidą aikštelėj. O pamenu, pirmas varžybas, viskas, kad už Gargždus pradėjau sportuoti, numušį autą, ar į bloką ten, nu ir tai matai, kad ta klaida, nu viskas, pamiršk, kitą darai. Nu ir toks, gal va tas ir buvo pagrindinis toks dalykas įpūtęs tos drąsos ir, nu, tai va žodžiu. Supratau. Dar norėčiau pakalbėti apie Amber trenerius, kiek tu turėjai, nes aš dabar taip
greit sugalvoju 2, bet ar buvo daugiau nei 2 treneriai Amber? Su Ne, tavim, po kurie tai... pirmą sezoną, kai pradėjau žaisti, buvo Sergejus, Ir tada po to Austrijos. Austris Štalcas ir dabar vėl Sergejus, ne? Tai truputėlį pabandyk papasakoti apie vieną ir kitą trenerius, kas tau juose labiausiai patinka, kaip sekasi su jais dirbti, būtų įdomu sužinoti. Labai panašus treneriai iš tiesų, bet Austrijos gal šiek tiek griežtesnis ir tai tokie ir pagrindiniai skirtumai, man atrodo, kad Sergejus toks labiau, geras labai. Kartais per daug yra kaip treneris, o Austrijos toks būdavo griežtesnis žmogus. Bet braižas ir žaidimo stilius tai tas pats. Tai tokie skirtumai. Supratau. Man dar įdomu ir manau kitiems bus įdomu, visi žino, kad tu gyveni ne Gargžduose, nors žaidži už Gargždų komandą ir ne Klaipėdai, sakykime, ne, tu gyveni kitam Lietuvos gale, tai yra Vilniuje ir mokais ten. Man įdomu ir norėčiau, kad sužinotų žmonės, kaip atrodo sezono metu Emilio Bartkaus rutina, kai žaidžia intensyviai už Amberę, ne? Kada tu atvyksti, kiek sportuoji, kiek žaidžiat, kada parvyksti į Vilnių, kada randi laiko mokslams? Tai kiekvieną sezoną skirtingai buvo. Praeitą sezoną būdavo daug intensyviau su treniruotėm, nes žaidėm Baltijos lygoje. Šiemet šiek tiek laisviau su treniruotėm, mažiau jų buvo. Tai pabandyk papasakot, gerai, sakykime, kadangi šiemet MVP tapai, kaip šiemet viskas vyksta? Kada tu atvyksti į Gargždus, kiek sportuoji, ką sportuoji? Tik penktadieniais ir kartais ketvirtadieniais. Taip. Klausydavo atsižvelgdavau, kaip pasakyti, visą laiką žiūri, koks priešininkas laukia. Jeigu rimtesnis, tai tiesiog stengiasi susidėlioti grafiką taip, kad atvažiuotum ketvirtadienį. Gerai, jeigu laukdavo Šiaulių komanda, tai ketvirtadienį atvažiuotum. Tai faktas, ketvirtadienį. Tai tiesiog ta savaitės įgalbūt, tai tarkim nuo pirmadienio iki trečiadienio mokslai, darbas, eini į sporto salę pas Artūrą, sportuoji ir tada ketvirtadienį dar gal į universitetą nueini, ar darbo padirbi ir tada išvažiuoji į vakarinę treniruotę į Klaipėdą, į Gargždus. Tai Supratau. Gerai, toliau su tavim per tos 3 metus Amber komandai žaidė tikrai daug įspūdingo lygio žaidėjų, ir legionierių, ir lietuvių. Gal kažkuris vienas tau yra palikęs tokį didžiulį įspūdį, arba ten, sakykime, pagal darbo etiką, pagal žaidimą, ar tau ten kažkokių didelių patarimų duodavo, tai gal kažkuris yra toks? Taip dabar galvoju, tai gal labiausiai, tarkim, Dima, ko gero, kad vis laik Šlominas. Tai, nežinau, vis laik paskatindavo, patardavo, palaikydavo, vis laik kažką pasakys, bet pasakys nuoširdžiai taip, kad tau gero, matos, kad gero nori. Paskui, taip, kas dar galvoju. Gal dar ir Robertas Juchnevičius irgi toks buvo, su juo irgi buvo labai... Iš legionierių? Gerai, Dimos aš jau nebeskaitau legionierium, nes kaip ir lietuvis jis man. Nežinau, tai gal su Andrėjum Šmirovu irgi dabar Kur šį sezoną dar vis žaidė, taip? Jau 2 sezoną kartu žaidžiam, tai ir tas ryšys toks stipresnis ir pakalbėjom ir viską, tai fainas žmogus, faina turėti tokių komandžiokų. Supratau. Gerai. Kadangi pats teisėjavau net kažkur apie metus laiko atgal, buvo likę keli taškai, tu žaidėjai studentų lygoje už savo universitetą, ten keli taškai buvo likę ir šokai iš antros linijos paipą mušti ir nusileidai. Prastai ir, žodžiu, koja susižeidai stipriai.
papasakok, nušokęs, ką tada, kokie jausmai buvo, ką pagalvojai? Galvojau, kad viskas jau. Kažkaip aš, Yra baigta. kad aš niekada neturėjęs traumas buvau ir man toks, aš atsiguliau, pamenu, akyse aptemė, žvalgaus, visi apstoja mane, matau, jūs dar irgi ant bokštelio stovit, nu ir toksai tiek tų emocijų sukilo, tiek visko, nu ir toks maniau, kad jau čia reikės nebesportuoti ir taip toliau, nu, bet ėjo laikas, stiprinau tą. Kokia ten tiksli diagnozė tada buvo tau? Plyšo raištis, plyšo vienas Čiurnos, taip? čiurnos, vienas galutinai plyšo, visi kiti antro laipsnio Gerai. plyšimai. Kaip vyko atsistatymas, reabilitacija po tos traumos? Tiesiog ėjau į sporto salę pas kineziterapeutę ir stiprinau tą koją. Paskui jau pats kažkiek, nu ir viskas. Nu, nieko ten ypatingo, iš tikrųjų ta čiurnos trauma, jinai yra labai dažna ir su jie labai lengvai galima tvarkytis. Bet man tuo metu atrodė, kad aš jau viskas man. Bet kiek matau, tu ir dabar žaidži su kažkokiu įtvaru specialiu, ne, ir ant tos kojos. Kaip dabar įtakoja tą traumą dabartiniam tavo žaidimui? Kažkaip gal net, jinai jaučiasi, kad jinai yra jau kitokia ta čiurna. Jie gal ir pamaudžia kitaip ir jie jautė tiesiog visada. O su to įtvaru, jis yra blogai, kad aš su juo žaidžiu, nes ta čiurna tiesiog silpsta po biškį. Bet aš, kaip čia pasakyti, aš pabijojau žaisti be įtvaro, kažkokia baimė išlikus ir dar ypatingai baimė yra išlikus paipą mušt. Tai va, šį sezoną ypatingai ten, jeigu centrai eina pramesta šiek tiek ir man reikia eiti į vidurį, tai sunkiai aš tvarkydavau su to. Tai ir niekada nepavykdavo realiai šį sezoną numušti. O dar didesnių traumų esi turėjęs be šitos kažkokių? Tai ten pirštai, aš pirštų neskaitau. Supratau. Man dar įdomu, ar Emilis Bartkus turi prieš varžybinį kažkokią ritualą? Taip, aš manau, kaip ir visų, tiesiog kavos atsigerti ir muzikos paklausyti. Garsiai. O pavyzdžiui, tą sezoną, kai žaidėt Baltijos lygoje, tai tos kelionės būdavo ilgos ir į Estiją, ir į Latviją. Ką Emilis veikia autobuse, kol važiuojat į tolimas keliones? Muzika, aš šiaip iš tikrųjų daug neveikdavau. Tiesiog ilsies, iš tikrųjų būdavom pavargę visi, nes atvažiuodavom trečiadienį, ketvirtadienį, didelį krūvį būdavo ganėtinai, daug šuolių. Tai ta kelionė, tarkim, į Estiją, žinai, kad dabar 10 valandų važiuosi. Tai tiesiog krenti, miegi, bet šiaip su komanda žaisdavom visokius žaidimus, viską tos kelionės neprailgdavo, tai irgi faini prisiminimai labai. Dabar dar norėčiau, žinai, kad tokį kampą paliestumėm, kaip turi sueiti visumą, kad gautųsi labai geras rezultatas tinklinį, fizinis, atletinis rengimas ir taktinis, techninis rengimas. Ar gali gautis geras rezultatas, tavo atžvilgiu, kad daug treniruojas techniškai, taktiškai, bet nestreniruoju fiziškai? Reikia ir fiziškai treniruotis, ir techniškai, taktiškai. Aš manau, netgi gal fizinis rengimas, aš bent jau kiek esu pajutęs ant savęs, kad anksčiau nesportuodavau džime. Ir dabar jaučiu didžiulę naudą, kad pradėjau sportuoti su svoriais. Ir tai aš manau, kad pasiekti rezultatų yra, gal netgi lygybės nedėčiau, bet labai didelį įtaką turi fizinis rengimas. Gerai, tada papasakok, kaip vyksta, aš nežinau, ar vis dar vyksta, bet iš socialinių tinklų mačiau darbą su Artur Vincelovič treniruoklių salėje. Tai tiesiog ateini pas Artūrą, jis paruošęs programą tai dienai, papasakoja, ką veiksim ir tiesiog dirbam. Tai kiek jaučiu ant savęs, kad man ta
kad man Artūro treniruotės tinka, turi įtakos daug ir ko gero ir eisiu ten toliau. Šiuo metu tu eini pas jį? Nu, dabar vat sezonas pasibaigė, tai gal mažiau šiek tiek eisiu, bet jo. Tai va šiandien turėjau eiti. O įdomus kampas, ne, tu eini pas trenerį Artūrą sportuoti, bet jūs tinklinio aikštėje šį sezoną tapdavot kaip ir varžovai. Taip. Tai ir juokdavomės, vat, kas sportuodavom kartu, tai kad vat, Artūrai ruoši priešininkų savo. Žodžiu, juokaudavom visai. Supratau. Čia dabar į transliaciją prisijungė Mykolas Suchanekas, su kuriuo šį sezoną žaidėt kartu. Jis klausė tavęs, kokią įtaką gyvenimui padarė šio sezono gyvenimas Vlantanoje. Čia Vlantano tai yra sunkvežimių firma, jeigu neklystu, jo? Jo. Tai ten toj visoj, toj Vlantanos įmonėje ten yra ir viešbutis, ir mes ten gyvendavom. Ir dažniausiai gyvendavom. Ką? Kokią įtaką padarė, jis klausė tas? Gerą įtaką padarė, jisai čia traukė mane per dantį, bet tiesiog, kad mes ten gyvendavom 4 dažniausiai. 1 kambarys, 4 lovos. Ir ten mums... Kas dar 2? Dovydas ir Matas. Ai, supratau. Mes ten Taip. leisdavom laiką, tiesiog smagiai, ir užtat ir klausė. Gerai. Tai... Keliamės toliau. Aš čia pasižymėjau taip. Laimėjai MVP titulą, kaip ir Lietuvoje viskas pasiekta. Kas toliau? Nežinau. Galvoju apie legionieriaus karjerą. Galvoju ir ypatingai dabar galvoju, bet nežinau, kaip čia viską dabar sudėlioti, nes išvykstu į Ameriką ir iš Amerikos grįšiu gal rugsėjo pabaigoje. Tai įdomu, ar norės kažkas iš užsienio klubų, kad žaidėjas prisijungtų rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje. Tai tas vienintelis yra dalykas, bet jeigu taip nebūtų Amerikos, tai aš manau, kad bandyčiau jau kitą sezoną važiuoti. Tai žodžiu, kai grįši iš Amerikos, jeigu kažkokių pasiūlymų nebus, tai tęsi toliau Lietuvos čempionatį, kiek suprantu. Jo. Supratau. Jo. O gerai, įsivaizduok, tu gauni keletą pasiūlymų iš užsienio. Mhm. Pagal kokius kriterijus rinktumės komandą? Sakykime, ar ten, kur daugiau uždirbtum, ar ten, kur mažiau uždirbtum, bet treneris būtų afigienas, sakykime, ar pagal šalį, ar yra kažkokie kriterijai, pagal kurios tu galvoji rinktumės komandą užsienio? Šalį tai tikrai nesirinkčiau. Aš manau, rinkčiaus pagal trenerį, ko gero, nes man labai didelį įspūdį palikęs praeitą sezonas yra su Austriu ir tikrai treneris daug įpūtė per tą sezoną, tai labai patikdavo treniruotės pas jį ir dabar galima sakyti taip, kad šį sezoną, tarkim, didžiulę naudą jaučiu, kad praeitais metais dirbom su juo. Tai aš manau, kad tikrai ieškočiau komandą su geresniu treneriu, kad vėl tą žinių bagažą pildyti ir tobulėti. Supratau, gerai. Keliamės toliau. Toliau yra žiūrovų klausimai, kurie uždavė per šitas 2 savaitės. Čia kai kurios jau atsakėm, bet vis tiek turim atsakyti, kad žmonės nesijaustų nuskriausti. Goda Liaudanskienė klausė, kodėl iš badmintono perėjai į tinklinį, tai trumpai tu atsakyk, nes jau ir atsakėjai. Tiesiog brolis išėjo iš badmintono ir aš paskui brolį išėjau. Metus palaikė. Arvydas Mišeikis toksai, pažįsti Arvydą Mišeikį? Pažįstu. Jis klausė, tai visgi, salės ar pliažo tinklinis? Kodėl? Atsakymą kaip ir įtariu, bet gal kažkas pasikeitė. Aš manau, kad pliažo tinklinis. Vis tiek ten, kaip sakot? Neišgirdau atsakymą. Paplūdimio tinklinis, aš manau, vis tiek. Nes, skiriasi
salė yra tiesiog jėga, aš taip įsivaizduoju, vat kaip įsivaizduoju salę, o paplūdimys yra šiek tiek ir reikia daugiau individualių visokių skilsų, tada prisideda dar ir gamtos sąlygos, oro sąlygos, tada yra tavęs nieks nepakeis, tu esi komanda dviese ir nu, čia daug daugiau yra reikalų, manau, šitam sporte, tai gal tas ir žavi labiausiai. Ir šiaip tiesiog vasara, smėlį, šilta, gera. Čia į mūsų transliaciją prisijungė Dovilė Stirbytė ir klausė, ar jau pavyko atšvęsti sezono pabaigą. Pavyko. Viskas puikiai. Labai trumpai atsakėjai. Nenoriu. Gerai. Ignas Mazūras klausė, ar užkalęs babkių Amerikoje kitą sezoną lėksi į užsienį? Nu tai vat. Nežinau, gal pavyks iš tikrųjų, nes kaip ir kontaktuojam su vienu agentu, tai gal tiks klubui kažkokiam. Mano tokios sąlygos. Vienas buvęs tavo treneris ką tik prisijungė, Dainius Kučinskas, ir klausė, ar niekada nekyla minčių žaisti tik paplūdimio tinklinį ir siekti aukštumų būtent ten. Jei taip, kodėl to nedarai? Aš manau, kad finansai pagrindinis yra dalykas. Nes vat, salės tinkliniai sportuoji ir tu, kad ir kaip juokingai skambės, bet tu vis tiek gauni kažkokią algą ir kažkokią grąžą gauni. O paplūdimio tinklinį, jeigu tu neturi rėmėjų ir jeigu nėra iš kur važiuoti į varžybas, treniruotis ir taip toliau, tai tikrai yra paplūdimio tinklinį sunku. Plius, kad tie priziniai fondai tokie juokingi ir kad tą patį Futures laimėti ir ten gauni labai mažai grąžos, bet suinvestavęs būni didelį kiekį pinigų. Taip, supratau. Gerai. Toliau Justas Kučinskas klausė, kaip vertini savo šansus patekti į Lietuvos salės tinklinio rinktinę? Nors palauk. Žodžiu, čia ironija šiek tiek, bet kaip tu pats galvoji, ar gerai, kad Lietuva neturi vyrų ir moterų rinktinių? Nėra čia gerai, tai aišku, kad nėra gerai. Aš manau, taip žvelgiant iš savo pusės, tai jeigu būtų Lietuvos rinktinė, tai aš tikrai daug labiau stengčiaus, daug daugiau, vis tiek tai čia ir yra tikslas, ko gero, kad savo šalį atstovauti. Ir aš pamenu tuos labai tas rinktinės, kad ir kai į Čekiją važiavom, ar buvo ir Baltic Cupai, kai irgi rinktinės atstovaudavau, tai tas jausmas, kai atstovauju savo šalį, tai yra labai geras. Kai giedi himną, susikibę su visais. Kaip galvoju, jeigu, sakykime, staiga atsikurtų to rinktinė, ar jinai būtų konkurencinga, sakykime, pradžioje, ar mes turėtumėm žaidėjų? Aš manau, kad čia yra piramidė. Tiesiog iškart tikrai nebus taip, kad atsirastų rinktinė ir iš karto konkurencinga pasidarytų. Aš manau, gal pradžiai kažkiek ir sunkiau būtų, čia taip hipotetiškai mąstant, bet lipdant tą visą procesą, dedant darbą, o kai įdedi darbą, nuoširdaus darbą, tai anksčiau ir vėliau vis tiek kažkada viskas atsipirks. Tai manau, tie rezultatai ateitų anksčiau, vėliau šiek tiek. Supratom. Gerai, toliau Rokas Auškalnis klausė, kokius matytum didžiausius 3 pliusus ir 3 minusus, jei ateityje nuspręstum pabandyti legionieriaus kelią? Tai 3 pliusai, ko gero, kad tiesiog išlipimas iš komforto zonos, tobulėjai kaip žaidėjas, gal juokingai skambės, bet ir keliauji tuo pačiu. Tai tokie gal tie pliusai, o minusai tai tiesiog namų ilgesys, artimųjų, draugų ilgesys, tiesiog viskas, kas aplink šeimą, aplink Lietuvą. Supratau. Ignas Adomavičius, kas Emilį priverčia palaikyti tokią energiją net ir prarastų taškų? Tai tiesiog žaidi tą žaidimą, kuris tau teikia malonumą, tai ir
aš net, kaip čia pasakyti, sunku atsakyti tą klausimą, aš tiesiog mėgaujuos to žaidimu. Ta emocija stipri būna dažniausiai visada tose varžybose. Ir gaunasi, čia tiesiog būdas mano toks gal, karštas, taip pasakyčiau. Supratau. Žiūrovų klausimų nėra daugiau, bet aš pats dar sugalvojau tokį klausimą tau ir man įdomu. Tu pats žaidi, lietuviškai tai būtų krašto puolėjo, angliškai outside hitter pozicijai. Kas tau pačiam varžybų metu, kuris techninis elementas duoda daugiausiai pasitenkinimo, kai tu padarai gerai? Sakykime, ar puolamasis smūgis, ar padavimas, ar užtvara, ar labai gerai priimtas kamuolys, ar gynyboje ištrauktas kamuolys. Kas tave pačiam tau labiausiai? Mane pagrindinis arkliukas yra, manau, kai tada jaučiuos geriausiai, kai priimu. Labai gerai, ne? Sunku padavimą, labai gerai priimu. Ne tai, kad sunku padavimą, bet aplamai, žvelgiant, tarkim, į visą seto perspektyvą, kad visą setą priminėjau. Gerai. Tai ir tada man toks, aš jaučiuosi ritme, dar jeigu, tarkim, ten ir kamuolį gauni, jeigu ir numuši, tai dar daleiskim užtvarą pastatai, tai iš vis tada jautiesi varžybos. Bet jeigu šlubuoji su priėmimu, tai toks, bet čia iš tiesų nieko tokio, kad tu nepriėmi ar dar kažką, tiesiog reikia žaisti ir tiek. Bet tada geriausiai jaučiuosi. Ką tik Dovydas Jakimovas parašė, ar po MVP titulo suaktyvėjo merginos PM? Oi, Dovydai. Neatsakysiu. Neatsakinėsi į šitą klausimą. Ne. Gerai. Rokas Vedeikis, kokia įsimintiniausia pergalė tavo karjeroje? Tai greičiausiai šitą bus. Šį sezoną jo prieš Šiaulius pati įsimintiniausia. Kol kas. Bet, žinai, dar noriu vieną tokiai diskusijai tave užvesti. Žinai, kai ateina žmonės pažiūrėti tinklinio, kurie, arba šiek tiek būna matę, arba būna iš vis nematę, ką jie mato labiausiai, tai yra puolamai smūgį, kas įmuša. Ir to žaidėjus labiausiai, kaip sakant, vertina, sako, va, tas geras. Bet aš noriu tavo sužinoti nuomonę, ar teisinga yra, kad vertinti tik tai pagal puolamai smūgį, nes yra pilna sunkesnių techninių elementų, kur paprasti žmonės nemato tinklinėje. Jau ta ataka yra tiesiog višnaitė ant tortų, bet kad iki tos atakos daeiti, tai reikia daug darbo padaryti. Ir gaila, kad žmonės nemato tokių dalykų, bet man asmeniškai tai netgi galėčiau dėti lygybę ženklą, tarkim, nuo smūgio iki, tarkim, smūgis, taškas ir gera gynyba, tarkim. Tai man tas pats realiai. Supratau, gerai. Keliamės toliau, bus tokie blitz klausimai, kur tau reikės pasirinkti iš dviejų. Pirmas tai yra Molten ar Mikasa? Mikasa. Ir tada pasakyk dėl ko. Daug smagesnis kamuolys. Tiesiog pats jausmas gal jį mušinėjant. Moltenas toks, mes vadinam akmeniu. Nes jisai toksai, gal net nereikalauja tiek daug technikos, tu tiesiog gali mušti iš kumščio ir jisai kris į aikštelę. O Mikasa, tai kažkaip netechniškai padaryk ir žiūrėk, kad jau kamuolys skrenda į sieną. Ir fainesnis kamuolys tiesiog. Supratau. Toliau, rytinės ar vakarinės treniruotės? Rytinės. Ir dėl ko? Tiesiog padirbi individualiai ant visų tų dalykų, kurių gal trūksta. Man tas pats visas principas rytinių treniruočių, kad ramiai taip niekur neskubant priminėjai, kinies, atakuoji per tinklą, o paskui jau, tiesiog labiausiai patinka man ryte sportuoti. Supratau. Knyga ar filmas? Manau, kad filmas. Ir tada
gal atsimeni, kokį paskutinis filmas tau paliko kažkokį didžiulį įspūdį? Gal Piktųjų karta, vat nesenai žiūrėjau. Piktųjų karta. Mm. Supratau, galbūt kažkas pažiūrės tavo rekomendaciją gavę. Gerai, toliau kava ar arbata? Kava Paprasta ar su pienu? paprasta, bet su cukru. Supratau. O sušiai ar pica? Mm, Gali būti nei tas, nei tas. Nei tas tiesiog. Gerai. Tada tokį labai provokuojantį klausimą. Rytas ar Žalgiris? Žalgiris, Žalgiris. be abejonės. Gerai. Toliau. Didmiestis ar Kelmė? Gal geriau ne tai, kad Kelmė, bet mažesnis miestelis negu didmiestis. Tai tau sunku dar vis priprasti prie Vilniaus. Ne tai, aš pripratau jau čia prie Vilniaus, bet tiesiog man kažkaip vis tiek lipdai tą gyvenimą, tai kažkaip atrodo, kad nukryps mano keliai į mažesnį miestą. Supratau. Dar noriu paklausti, žinai, mes suprantam, tu perėjai badmintoną lankėjai, dar ten daug sportaškų ir dabar tu esi tinklininkas, bet ar dabar Emilis domisi kitais sportais, ar žiūri per televizorių kitus sportus, netinklinį? Nu tai tiesiog krepšinį, Žalgirį vis laik žiūriu, bet taip, kad kitas sporto šakas, futbolą dar, bet taip tai ne. Nu ir kaip Emilis vertina Žalgirio sezoną Eurolygoje? Liūdna, iš tikrųjų liūdna, nes pradžia buvo tokia triukšminga, daug žadanti ir labai, labai liūdnai subiro viskas, tai tiesiog vėl laukti kitą sezoną. Na, aišku, dar LKL reikia laimėti, nes juk Rytas dominuoja LKL. Taip. Nu tai Supratau. O koks Žalgirio žaidėjas labiausiai nustebino gerąją prasme ir labiausiai blogąją nustebino šį sezoną tave? Gal koks? O dabar sunku taip greitai pasakyti. Nu gerai, ar tau Brady Menekas patiko šį sezoną? Bet Bradys gal galėjo šiek tiek daugiau naudos atnešti komandą. Gynybai. Supratau. Gerai, keliamės jau visai pabaigą mūsų šito nuostabaus pokalbio ir aš kiekvieno savo pašnekovo ir ateityje ir praeitą sezoną prašydavau sudaryti savo svajonių komandą, kurią sudaro kėlėjas, 2 krašto puolėjai, 2 centro puolėjai, opozitas, libero ir treneris. Ir kad pakomentuotų šiek tiek mano pašnekovai šitą, dėl ko pasirinka, ne? Tai dar prieš einant į svajonių komandą, Tomas Aleksa užduoda dar greitai vieną klausimą. Jei mažesnis miestelis, tai Tauragėje visada laukiamas, veiklos rasim. Ar galvotume apie Tauragę? Ką sakot? Tomas Aleksa užduoda klausimą, tu ką tik minėjai, kad mažesnis miestelis patinka. Jis klausė, jei mažesnis miestelis, tai gal Tauragė, visada ten būtum laukiamas, veiklos tau rastumėm. Ar sutiktum keltis į Tauragę? Tai čia priklauso nuo veiklų, kokias tas veiklos, bet šiaip tai aš manau, tai kodėlgi ne. Tai manau atsakėm Tomui. Gerai, tada Emilio svajonių komanda, aš norėčiau, kad tu pradėtum nuo kėlėjo pozicijos, kuria aš galvoju viena svarbiausia yra komandai, tai ką tu renkies kėlėjo pozicijai? Yra toks jau nebežaidėjas Pavel Zagumny, jeigu žinau. Puikiai žinau, Lenkijos rinktinės buvęs kėlėjas, bet šiaip keistas pasirinkimas, nes tu nelabai jo turėjai matyti žaidžiant, jis jau... Aš mačiau jį žaidžiant. Ne? O dėl ko tu jį renkės? Man tiesiog, aš pamenu, kai tik pradėjau sportuoti tinklinį, aš ten varvindavau seiliai tas visus žaidėjus, tai pavyzdžiui, Zagumnis, man jo pasai ir tiesiog toks labai patikdavo tas žaidėjas. Labai solidus pasirinkimas iš tavo pusės.
Aš tai Zagumnį po šiai dieną seku socialiniuose tinkluose. Jisai rengė savo stovyklas. Nežinau, ar tu seki jį Nes, ir man įdomu pažiūrėti, kadangi ir aš treneriu dirbu, tai, bet jis labiau orientuojasi į mėgėjų sportą suaugusių. mhm. Tai, tai jis nuo tinklinio baigęs karjerą nenutolo, va, rengia savo stovyklas. Gerai, tada toliau yra outside hitteris pirmas. Murilo. Murilo. Gerai, papasakok dėl ko šiek tiek. Nes tiesiog man labai visi tie žaidėjai yra įstrigę, kai, tarkim, 2014 pasaulio čempionato finalas. Nu, aš tai tą finalą tarp Lenkų ir Brazilų dar ir dabar, man atrodo, pažiūriu, kartais man labai patiko. Nu, O kuri Murilo savybė tau labiausiai imponuoja? nu tiesiog irgi man labiausiai patinka tai, kad irgi, nu, nėra aukštas. Ten antras priėmėjas irgi bus, nu, aš dar nesakysiu, bet nu, tiesiog gal, kaip pasakyti, nu, man autoritetai, nes jie irgi nėra aukšti, bet jie žaidė tą tinklinį pilnumo ir tas ūgis ir nu, nesutrukdė pasiekti aukštumų. Taip. Gerai, tada kas antras outside hitteris? Kubėka užrašiau. Kubė. Jo. Va, tai dar iš šitų trijų vienintelis nebaigęs karjeros. Nu, dar Kinijoje jisai sportuoja. Jo, gerai, o dėl ko Kubek? Lygiai dėl tos pačios priežasties. Tas pats, ne? Jo. Varvindavau seilę, aš, pavyzdžiui, žiūrint į Kubėką. O kaip tau Kubeko charakteris, tas naglumas? Tai variklis, nu, kaip pasakyti, tai to reikia aikštelį. Taip. Jau kai esi aikštelį, tai reikia, kaip sakant, kovoti ir bet kokią kainą tą pergalę pasimti. Gerai, keliamės toliau į centro puolėjo poziciją ir koks tavo pirmas centras būtų? Simon, tas Robertas. Taip. O dėl ko? Tiesiog žvėriškai atrodo žmogus. Daugiausiai, nu, tarkim, ten yra dabar jūs sakėte reelsai Instagramuose, tai tarkim, pažiūri va, jo highlightus, tai nu, žmogus viską daro ir pasaugo, ir pasuoja, ir užtvara, ir smūgiai, nu, universalų žiauriai. Padavimą. Gerai. O antras centro puolėjas? Kochanovskis. Gerai. O dėl ko? Irgi taip pat, nu, žmogus toks centras, bet... Bet tu žinai, kad jis 2 metrų net neturi. Tai čia ūgis ne... Jo, bet aš turiu omeny, kiek žmogus gali pasiekti neturėdamas. Nu, tai va. Tas ir... Taip. Ir nežinau, ar tu žinai, bet Kochanovskį žaidė prieš Artūrą Vencelovič, prieš Matą Navicką. Čia rinktiniai. Rinktiniai lygmenį, taip. Nes jis buvo 97 Lenkijos rinktinės kapitonas Kochanovskis. Mhm. Tai irgi faktas toks, kad, va, tarkim, Kubėkas su Bartmanu tokie, Bartmanai, aišku, žinau. Žinau, tai jie Pliaže žaidė prieš Arvydas. Taip. Su Kirsniu. Ir man atrodo laimėjo. Tai Arvydas laimėjo finale ir tapo pasaulio čempionas. Taip. Gerai, tada opozitas. Kurekas. Gerai, dėl ko Kurekas? Lygiai ta pati nuomonė, kad, nu, tiesiog žiūrėdavau aš juos labai, man jie, jeigu paklaustumėt ir Pliažo mėgstamiausių žaidėjų, tai aš sakyčiau, tas Kentor ir Lošik, kur būdavo. Nu, bet jie dabar išsiskyrė yra, bet... Taip. Gerai, o libero? Zatorskis. Oba. Mūsų nuomonės čia sutaptų, nes man taip pat. O trumpai apie Zatorskį kažką gali pasakyti? Nu, žmogus tiesiog kokią gynybą turi, kaip juda aikšteliai. Nu, tiesiog atrodo libero, bet yra variklis visos komandos. Tai... Bet jis man toks, žinai, netgi nematoms, bet padaro darbo žiauriai daug. Tai tokia ta libero dalia yra. Nu, yra tokių libero pasaulių, kurie ir gerai
ir matomesnė atrodo aikšteliai, bet gerai, tada šita komanda turi turėti trenerį. Lenkų rinktinės dabartinis treneris Gribičius. Kola Gribič. Gerai. O dėl ko Gribič? Tiesiog dabar paskutiniai metai Lenkų komandai vyrų rinktinės visai neblogi yra. Tai manau, jis gerai tvarkosi su savo pozicija. Gerai. Žiūrint į tavo svajonių komandą, tai praktiškai čia vien Lenkai gaunasi. Ne? Tai kiek suprantu, tau Lenkijos tinklinis labai patinka. Jo, aš kiek žiūrėdavau, tai vien tik Lenkus. Bet gerai, čia su kažkuo nesenai diskutavau iš tinklinio pasaulio. Kaip tu galvoji, Lenkija yra super tinklinio šalis, ne? O kodėl jų visada nacionalinė rinktinė jau daug metų treniruoja užsieniečiai specialistai, o ne vietiniai? Neįsivaizduoju, kodėl taip yra. Negaliu atsakyti. Supratau. Dar čia Emilis, šitas Dainius, klausė tavęs pabaigai. Emilį įvardink Kelmės top 6 All-Star komandą. Tai ties ant greičio turbūt sunku būtų, ne? Kad taip primečiau plus minus tai. Bet nors vieną kelmiškį, kuris tu galvoji pats geriausias tinklininkas yra istorijai, galėtum įvardinti? Dabar galvoju. Su ta senaja karta tau neteko žaisti ten, kur buvo labai įspūdingų žaidėjų. Aš ir galvoju. Tarkim, pasakykit, Robertai, kokių aš galvoju. Pavyzdžiui, man didžiausia palikęs įspūdį Kelmės tinklininkas yra Darius Abramavičius, kur ten buvo monstras. Darius nematęs. Bet aš sakau, tu nematęs, tai... Daug kas sakė man, kad gaila nematėjai, kaip Darius judėdavo. Tai tau turėtų būti iš tos kartos, kur Gediminas Guntarskis, Parnarauskas, ne, iš šitos kartos kažkas. Taip, tai aš manau, kad gal Geduką dėčiau į šią vietą. Geduką, gerai. Ir liko 2 dalykai, trumpi mūsų šitoj laidoj, tai pabaigai. Pirmasis tai yra Emilio palinkėjimas visiems jauniems Lietuvos tinklininkams ir tinklininkams, kuries tik, dabar pradeda dar normaliai savo karjerą, tą tinklinį, ne, ir galvoja, ar čia verta mums sportuoti, ar neverta. Ką tu tokiem palinkėtum iš savo pusės, nes aš pats dirbu su jaunom tinklininkėm, norėčiau, kad tu tartum tokį žodį. Tiesiog, kad gal tuo metu ir netrodo, kad tu darai čia kažkokius labai svarbius dalykus, bet aš taip įsivaizduoju, kad tie visi sportai, ypatingai ir komandiniai, lipdo tą tavo gyvenimą, patį tave lipdo, ir tiesiog aš palinkėčiau, kad toliau lietų prakaitą salėse, toliau ugdytų charakterį, neitų lengviausių kelių ir tiesiog, kad toliau propaguotų tą sporto šaką. Ir sakau, kai įdedi nuoširdų darbą, tai tada ir tas nuoširdus darbas kažkada atsiperka. Tai aš neabejoju, kad visas tas jaunimas, kuris deda daug pastangų, labai nori ir kad jiem tikrai kažkada anksčiau ir vėliau atsipirks viskas. Tai tiek. Gerai. Ir tada paskutinis, aš ir pirmam sezone, kai kalbinau tos savo pašnekovus, visada prašydavau palinkėti kažką Lietuvos tinkliniui, aplamai Lietuvos tinkliniui. Ne? Tai aš norėčiau, kad tu palinkėtum kažką Lietuvos tinkliniui. Aš manau, kad Lietuvos tinklinis, gal dabar šiek tiek labiau paplūdimio tinklinis, tai juda gera linkme, kad ne tai, kad viskas yra gerai, bet procesas vyksta, kažkas vyksta ir tas procesas matom, kad eina į viršų tą kreivę paplūdimio tinklinio. Su salė gal yra šiek tiek kitaip. Irgi gal reiktų šiek tiek su salė Lietuvai gal pasitempti, taip gal norėčiau pasakyti.
Bet šiaip reziumė, tai aš manau, kad mūsų tinklinė bendruomenė kyla, tas tinklinis populiarėja ir kad gal trūksta tų tokių žmonių, kurie dėtų tą tiesiog savo laiką ir aukotų tą savo gyvenimą dėl to tinklinio. Bet aš manau, su laiku vis daugiau atsiras tokių žmonių, viskas tik auks ir viskas bus gerai. Supratau, tai ačiū Emili, tau labai buvo tikrai įdomu ir smagu ir tikrai tikiuosi, kad jaunoji karta peržiūrės šitą video ir pasisems įdomių minčių iš tavęs. Aš kaip puikiai pažįstantis tave linkiu, kad tau viskas sektųsi gerai ir labiausiai norėčiau, aišku, aš kaip buvęs tavo treneris, tai pamatyti tave žaidžiantį užsienį ir sakykime, kažkokias įsipirkti transliacijas ir žiūrėti ir rodyti, va čia kažkada mūsų keliai buvo suvedę, tai aš tau to palinkėsiu ir tikiuosi, kad kitą ateinantį rudenį tą galėsiu padaryti, tai didžiausios tau sėkmės, gerų atostogų, gerai praleisti laiką Amerikoje ir tikiuosi po kelių metų pakartosim šitokį video. Ačiū labai. Ate, Emili. Iki.